Po audringo vakarėlio einam žvejoti pusrytėlių. Va taip būna, kai užsimanai ankstyvų pusryčių, o ne viena kavinė dar nedirba, sudariusi dirba tik tais maisto prekių parduotuvė. Renka valgyti štai tokius sumuštinukus. Va, koks grožis, pažiūrėkit, kokie autobusai. Aš žinojau, kad čia važinėjai, vis prasileisdavau, nenufilmuodavau jų. Pažiūrėkit. Koks grožis. Čia dar gali biškį makauliai vidui kišti. Pasižiūrėti vidui. Su gėlytėm papuošta. Kelintųjų metų. Spėjai kokių mažiausiai iki 70 metų senumo. Pasaka. Trys ir dar ketvirtas parvažiuoja. Visą koloną. Video please, okay? Pažiūrėkit. Oda. Super. Kur laikytis atsistojus nėra, visi sėdi. Okay. Sala Maltos nedidelė, miestai praktiškai vien su kitu sukibę. Bučiuojasi, nėra jokių tarp jų tarpų kažkokių, miestas susilieja su miestu, bet kas liečia transportą, susisiekimą autobusais, tai kamščių gan daug ir gali tekti kartais kelis kilometrus važiuoti ir valandą. Taip, kad nusiteikit grožėtis miestu, ne tik vaikščiodami po jį, bet ir važiuodami autobusu. Štai Pavola miestelį kažkokia šventė. Visos gatvės, kiek važiuojam dabar, nusakstytos štai tokiom griliandom, mėlynom. Ten tolyn matosi. O dabar trumpam mes persikeliame iš Maltos į Kubą. Šiaip norėjau parodyti, kaip skiriasi sostinė ir toliau nuo jos nutolę kaimeliai, galim taip sakyti. Tikslaus pavadinimo šio nepasakysiu, bet noriu, kad pamatytumėt, koks yra skirtumas. Čia švaros, privažiuok, geras, parodyk viduje, kaip pas tavęs atrodo. Nu, važiuok, parodyk. Žiūrėkit, jie nesiparina dėl švaros viduje. Na ir ką, sekanti mūsų stotelė Marsašlok, žvejų miestelis, į kurį atvykome dėl tokios įspūdingos, sakykime taip, istorinės datos. 1989 metais čia Tarybų sąjungos prezidentas Gorbačiovas ir Amerikos Bušas pasirašė sutartį, kuri nutraukė ilgą laiką trukusią šalto karo būseną. Šiaip aš juokauju. Iš tiesų mes čia atvykome pažiūrėti įspūdingų žvejų valtelių ir pavalgyti skaniai gaminamas vietoj pagautos žuvies. Čia toks va simbolinis žvejų miestelio turbūt ženklas, žiūrėkit, va žvejys išlipa su žuvim, berniukas, sūnus jo laukia, kartu katinas. Va. Čia daug kas mėgsta paveiksluotis. Na ir kaip be mūgių tokių, va, kur gali turistai prisipirkti visko, kaip pas mus per jūros šventę. Ko reikia ir ko nereikia. Thank you. Žodžiu, gali paragauti visko, paskanauti. Nu, aš ant šitokių dalykų turiu silpnybę. Dėl to stengiuosi labai greit per tas vietas praeiti, nes tik namie suprantu, kad tai, ko prisipirkau maišais,
Man iš tikrųjų net nereikėjo. Va, Papajus miestelį vyksim, kur tą filmuką filmavo. Maltos ordino riteriai. Žodžiu, visko čia gali rasti. Kaip sako, ko širdis geidžia. Čia gal reikės tėvukam tokių pagalbės už laukalų parvežti lauktuvių. Nes kaip į Lietuvą be lauktuvių. Nu, va, yra riterių figūrėlis, apie kurią aš kalbėjau. Šitos gal kiek didesnis, rimtesnis. Va, žvejų valtelės tradicinės. Didžiulė mugė. Didžiulė mugė. Svarbu, kad katinienė eina gale manęs, nesivėja, nes piniginė pas mane, o pas ją norai dar didesniai pas mane, dėl to aš kartais gaunu šiek tiek pabėgti. Dėl to jaučiasi balse toks uždusimas. Na va, ir tradicinės maršloko žvejų valtelės. Yra va tokio dydžio, ten šiek tiek mažesnis. Ir aš manau, kad daugeliu lietuvių įdomi, kokios tų valtelių kainos. Tai va, kiek pavyko pasirinkti informacijos, sakykim. Tai va, tuoj parodysiu vieną valtelę. Tai čia šlapia visur. Štai ten tokia valtelė, nespalvota valtelė. Pagaminti šį čia užsakant, kainos prasideda nuo 20 000 eurų ir į viršų. Taip kad, jei galvojat, kad čia tik medžio gabalas, tai labai klystas. Čia toks savotiškas vietinis, kaip ir, kaip pasakyti, kaip ir kultūros paveldo detalė tokia, ne tos spalvotos valtelės, bet antra dar jos simbolizuoja ir tai, kad saugo žvejus nuo visokių nelaimių, sakykime, jūroje. Tokia gal ir nekainuoja 20 000. Bet štai ten ta. Tai manau, kad galėtų ir daugiau kainuoti. Na, žiūrėkit, koks jis sargas. Pabandyk 5 eurų nesumokėti. Įlipti valtį nesumokės. Mygam bus patvarkytas. Žiūriu, ne visi kažkokie laimingi. Susimokė po 5 eurus ir vis tokie liūdniai sėdė toj valtelį. Toks jausmas, jos kažkur per prievartą veda. Veža tai yra. Na, žiūrėkit. Vietai va, patvarko valtelės. Va, žmogus tinklą pina. Tikras žvejų miestelis. Ne miestelis, sako, čia kaimelis, nuo čia jis dydžiu turbūt didesnis už bet kurį mūsų miestelį, kuris turi bažnyčią, kelias trobas ir jau miestelis. Aišku, aš tos informacijos apie tų valtelių kainas pasirinkau internetinėse platybėse. Ir tenais vienas valčių gamintojas sakė, kad valčių kainos prasideda nuo 20 000 eurų. Gerai, aš įsivaizduoju, ten ta valtis tokia, ne, ten ta, gali kainuoti turbūt, sakykim, gerai 20 000. Bet šitos, ar bent šitą. Čia turbūt kažkoks ekonominis variantas, arba čia ta vadinamoja, kaip pas mus yra automobiliukai tie moksleiviniai. Tie, kur nuo 15 metų gali vairuoti. Na ir pasakykite man, kodėl Lietuvoje, Klaipėda, kuri yra žvejų miestas, sakykime, uostas, ar ne, kodėl mes kažko panašaus negalim sukurti? Na, ar nemokam iš medžio valčių pridrožti? Dažytojų atrasim, darom kažką gražaus. Pilies, pavyzdžiui, tame aplink pilį, senamiestį. Pristatytumėm tokių valtelių. Pagalvokit. Jei reikės pagalbos dažant, aš su mielu noru prisidėsiu. Dabar aš jau galvoju, kažkur reikia pavalgyti, viskas jau man.
Niekas nebemėla nei tos valtelės, nei tie žvėjai pinantis tinklus, prašantis 2 eurus už tai, kad jį galėtume paveiksluoti. Bet kokio senumo šitie pastatai. Pažiūrėkit, čia net tie akmens blokai, jie trupa. Žiūrėkit, jie trupa, byra. Nors sakė, kad čia yra tas vietinis jų akmuo ir jo labai daug malto yra ir jie iš jų pristatė tų namų. Bet laikas vis tiek, laikas negailestingas, jisai pasiema savo. Gerai, kai ne vienas išvažiuoja į tokią turistinę kelionę. O, Katinienė eina šalia. Kalkakmenis pasirodo tas akmuo. Vadinasi, va, iš kurio statomi šitie va, namai. Aš taip pats nežinau, ir būčiau jums nepasakęs, ir jūs būtumėt nežinoję. Dabar visi žinom kalkakmenis. Svarbu, kad šalia būtų mylima su žinių bagažu gerų moteris. Tada tu niekur neprapulsi. Va, kokia įvairovė žuvies šviežios. Vietoj pagavo, vietoj iškepė. Čia va vietoj ir suvalgysit. Na, reikia laikytis tradicijos, kaip sakant, kiekviename Maltos miestelėje surasti bent po vieną bažnyčią. Štai Šmarso Šloko bažnyčia. Gal ne tokia įspūdinga, kokias teko matyti Valetoje, bet lyginant su mūsų lietuviškomis, tai sakyčiau visai nieko. Kažką panašaus gal Vilniuje būtų galima atrasti. Aišku, iš šito grožio didžiulio nepertiksi. Teks pakilti į viršų su dronu. Štai tokia bažnyčia, Sašlokė. Na ir per bažnyčius toks visai linksmas. Kažkas tokio kaip airiškas eksponatas turbūt. Gražu. Kyla vėjas, gali būti lietaus. Galvojam, kur čia prisėsti, jo. Ramiau bus čia. Žuvį nusprendėm iškeisti vis dėlto štai į kavą. 2 kapučinų ir pyragėlį. O priežastys to labai paprastos. Mes labai mėgstame su Katiniene švarą. Jeigu stalai... Kokia sunkiai! Jeigu stalai nešvarus, mes renkamės nevalgyti tame miestelė, o vyksim atgal į Santa Džiulinsą, į ten pavalgysim. Išrankus, ne, katinai. O tokie jau mes. Gal dėl to ir priekabesni nei visi kiti lietuviai. Pakentėsim, pasidalinsim pyragėlę, grįšim savo San Džiulinsą ir ten pavalgysim. Tai kaip gražiai fontanas, žvejys žvejoja žuvį. Viskas gražu. Kas mus pastumėjo atsisakyti Sašlokę valgyti. O tas va štai, net neperdusite, ta prasme, per video tas kvapas žuvies. Visa krantinė pilna barų ir tas žuvies, ką tik pagautos žalios žuvies kvapas, kuris mums asmeniškai numušė apetitą ir mes tikrai neliksime čia. Aš galvoju, kad čia stalai nešvarus. Ne, tai visai kita. Žuvies kvapas. Dar vienas miestas, apie kurį norėčiau papasakoti Maltoje, tai bus Slima. Žinokit, nesupykit, jeigu netaisyklingai tariu miesto pavadinimą. Va kitoj pusėje matosi sostinė Valeta. O dabar bandysim kažką įdomaus atrasti ir Slimoje. Slimoje yra puikiai galimybė pasimaudyti, va. Sakant, čia gali šokti tiesiai į jūrą, arba gali turėti savo asmeninį džakuzį. Va tokia va, su išplaukimu į jūrą. Čia stipriai išvystytas pasiplaukimas laiveliais.
Bet jūs visi puikiai žinot, kaip katinai bijo vandens, tai šios galimybės kol kas, bent kol kas, Maltoje atsisakome. Koks kontrastas, nauji statiniai ir per vidurį dar randantis vietos senasis palikimas. Galiau radau įdomią detalę, kurią norėjau jau parodyti ir Valetoj. Namai turi ne tik įspūdingus balkoniukus ar duris, bet jie turi ir savo pavadinimus, kaip šis va San Alberto. Sakykim taip, jeigu išsiųsit laišką ir adrese nenurodysit vardo, gali būti, kad tas laiškas adresatų ir nepasieks. Pavyzdys va namo numeris ir San Marie. Norint atrasti kažką įdomesnio, tenka štai įveikti tokias kliūtis, lipti vos ne kaip į kokį kalną aukštą. Bandysim rasti senesnių pastatų, namų ir parodyti jums. O čia kaip žiūrėkit, silimo iš šiukšlės. Maišiukus va taip sudėjo, jokių konteinerių, nieko. Taip sakant, koks skirtumas, kur tas šiukšlės padėsi. Ar į konteinerį, ar taip tiesiog maišė ant žemės. Jų vis tiek nieks nepavoks, nebent paukščiai ar kokios pelės ištampytų. Dar vienas toks pastebėjimas. Šaligatvių siaurumas. Jei pas mus Lietuvoje automobiliams yra skiriama tiek pat važiuojamosios dalies, kiek pėstiesiems, tai šį čia su to visai kitaip. Realiai aš su savo 150 kg svoriu vos įtalpu. Štai kiek teko pakilti, kad pamatyti. Net atsidusau tokią margybę balkoniukų. Ir judėjimas čia toks stiprus. Kokio grožio duris. Kosmosas. Medžių raižiniai kokie masyvūs. Super vaizdas. Taip pat kažkur kažką restauruoja, atgaivina, kažkur kažką, kaip minėjau, stato naujo, nuo pamatų. Bet kokiu atveju tas senasis architektūrinis paveldas čia saugomas ir aš manau išliks dar ne vieną dešimtmetį, o gal net ir šimtmetį. Nes yra namų, kiek girdėjau, skaičiuoja šimtmečius, po kelis net. Nežinau kaip čia su tais reikalavimais balkoniukų, bet kad mediniai jie visi yra 100%, bet spalvos vyrauja įvairios. Ir geltona, ir balta, ir žalia, ir mėlyna, ir raudona, ir ten ruda net matos, ir o čia pilka. Manau, kas liečia spalvų gamus, čia didelių reikalavimų nėra. Nežinau, koks jūsų skonis, bet man asmeniškai šviesios spalvos labiau patinka ir imponuoja. Bet čia kaip ir su maistu, skonio reikalas. Na, sutikit, gražu ar ne? Grožis. Va šį čia aš norėčiau gyventi. Kokia bažnyčia įspūdinga. Vieną bokštelį bandoma prikelti antram gyvenimui. Pabandysime atrasti jos priekinę dalį. Ta, pro kurią pamaldų žmonės ją užeina rasti ryšį su Dievu. Švento Francisko, turbūt vardo bažnyčia, teisingai suprantu. O štai priešais maldininkai gyvena, o štai ir pati bažnyčia.
Kaip jau ir minėjau prieš tai, bažnyčios Maltoje įspūdingo grožio. Įspūdingo grožio. Gal mano tas filmavimas čia tos didybės šios bažnyčios ir neperteikia, bet neperteikia, atvykit ir patys pamatysit. Gražu. Kokio dydžio varpai. Durys į pačią bažnyčią turi kokių 5 metrų aukščio. Taip, žiūrėkit, bažnyčia, pamaldų žmonės yra kaip šiukšlė susideda. Vis tiek mes lietuviai esam tvarkingesni. Ką norite, sakykit, ne tik už maltiečius. Pas mus taip niekas niekuomet neišneš ir nesukraus mišrosios šiukšlės. Vien žinant, kad kiek čia praeina turistų, jeigu, ta prasme, prieš savus vietinius negėda, tai bent dėl turistų pasistengtumėt. Žiūrėk, sukrovė šiukšlės ir viskas jam gerai. Ir taip visur. Kažkaip keista, buvome ir Valetoje, ir San Džiulse. Tokių šiukšlių maišų prikrautų ant pėsčiųjų vaikščiojimo tako niekur nematėm. Čia gal tokia tradicija pas juos taip turistus pasitikti. Visur ant kampų. Vienos šiukšlės. Ir tai niekaip nesiderina su tom senoviniam, mediniam durim, su raižiniais, bet šiukšlio maišai. Tai ant kiekvieno kampo, sakau, aš nežinau, čia toks nenoriu žeisti indų, bet kaip kokio Indijai prie Gango upės. Va. Ir visur. Visur tokios galėčiai tas šiukšlės kaupia ir savaitgalį išneša. Turistam parodyti, kad jie turtingi. Vaizdą iš tikrųjų nesuteikia šiam miestelį. Šiukšlės, šiukšlės ir dar kartą šiukšlės. Tai va, jeigu du dalykai, kurie dabar man, taip sakant, akyse stovi, tai yra gražūs balkonai, Slimoj ir šiukšlės. Daug šiukšlių. Dėl automobilių, kad jie čia tokie visi nešvarūs, tai man pirma mintis kilo, kad jie, sakykim taip, gėlo vandens tokio kaip ir neturi. Visur naudojamos vanduo jūros perdirbtas. Tai manau, jisai ženkliai brangesnis nei pas mus. O automobilį plauti su jūros vandeniu, tai tas pats, kas metalas skandinti druskoje. Tai gal dėl to jie ir neplauna, laukia lietaus. Gal plovyklose, sakau, čia milžininkos kainos. Jei kas žino, dėl ko čia tai pas jų nemylimi automobiliai, parašykite komentarus, būsiu dėkingas. Kaip jums, žiūrėkit, toks sprendimas, kai šaligatvis virsta maitinimo įstaigų verslo dalimi. Nes va, kelias, kito praėjimo nėra, tu eini per kavinių, sakykim, taip, terasas. Kvėpuoja vos tai pagamintus patiekalus ir susigundai ir atsisėdai. O taip šaligatvis įtraukiamas į maitinimo įstaigą verslą. Taip sakant, joms pasitarnauja ir mes tai kažkurioje iš šitų prisėsime. Sunku yra man išsirinkti, kur valgyti. Kaip ir minėjau, švara yra svarbi, o čia žiūriu, su ją jie stipriai nedraugauja. Stalus valo tik tada, kai tu atsisėsi. Bandysime pavalgyti. Čia katinienė užrodė. Googlės pagalba kažką atrado. Bandysim prisėsti. Reikia tik mažesnio staliuko. Visai, sakyčiau, jauku. Laukiame meniu. Tai kaip ir išsirinkom. Aš bandysiu keptą triušį, o katinienai įdarytą vištieną.
Mano kepsnys bus 45 centais brangesnis nei katinienės. Šiaip kaip ir minėjau, kainos Maltoje tokios, kaip pasakyti, šiek tiek didesnės nei Lietuvoje. Buvo mumis pamiršę, sėdėjom čia tokie nuskriausti, nepriejo, visus aplinkui aptarnavo, nors mes pirmiau atėjom, bet va dabar širdis atsigavo. Tequila. Okay, now I'll tell you what we have. This is called Bigilla. It's made up of broad beans, garlic, parsley, chili and olive oil. This is tomato salsa, blue cheese and garlic cheese. This is the Maltese bread. It's called fitira. These are water biscuits. It's called the galeti, like cracker biscuit. Okay? Thank you. Na va, gavom užkandukų. Buvo kaip ir vienas užrašytas, bet čia turbūt tie visokie su užtepėlėm. Žmogus paaiškina, ką bandom. Net nežinau, nuo kurios pradėti, gal šios šiek tiek. Labai gaivus pomidoriukas. Tai yra maltietiška duonelė. Tokia kietoka plutelė, o viduje minkšta. O jau katinienė teplioja. Reikia visų pabandyti. Čia, jeigu gerai prisimenu, pavadinimas vagila, pupelės, česnakas. Čia skystas pelėsinis, kaip ir sūris. Labai skanus. Čiči irgi šviežiai sutrinta. Nu, žodžiu, užkandukas toks lengvas, skirtingų skonių. Kaip ir už 11,95 €, sakyčiau, nėra brangu. Va šitie va trapučiai su šiuo sūriu mėlynuoju liesiniu. Nu, pasakiškas derinukas. Patiekalas, jeigu teisingai prisimenu, vadinasi Selection of Free Dips. Žodžiu, jeigu būsite Slėmoje, būtinai šiame restorane paragaukite. Išties verta, žinokit. Viskas šviežia, padaryta tik. Va šie trinti, džiovinti pomidorai, tokia stipraus, sakyčiau, intensyvaus skonio. Tiesiog, kad va jūs ką tik prieš atnešat mums sutrinę. Katinienė labai prašė paminėti, kad labai šviežia. Dar toks įdomus pastebėjimas dėl jų duonos. Jinai visiškai nėra saldi. Kaip lyginant su Lietuvoje valgomis duonelėmis, ar ne, jos visos turi tokio saldumo, to pridėtinio per daug cukraus. O šičia tokia, nu, ta prasme, atrodo vos ne vieni miltai ir vandenukas. Gal taip ir geriau? Thank you. O tai kur ta dešrelė, ar ne? Na va. Tradicinis triušis su bulvytėmis. Ir skirtingai ne prieš tai valgytas Valetoje jau kitos triušio dalis. Yra va kojytės, daugiau mėsos. Čia nugarėlė, kaip matau. Čia kur atginybti gražesnį gabaliuką, kad parodėte, kaip skaniai kvepia. Karštą jau čia mažiuką. Ir pačių visur vienodai triušis, kas liečia. Tų prieskonių nėra labai daug. Jie jaučiami, bet sakau, subalansuota vaikam, bet gali valgyti ir suaugę. Daržovikės va. Pasaka. Dabar noriu, kad katinienė duotų paragauti patiekalą, kur jinai valgys. Šie
kaip skaitėme, meniu parašyta buvo vištiena įdaryta kiaulienos dešrele. Realiai aš kol kas tos kiaulienos dešrelės nematau. Matau kažkokį vientisą darinį perpjautą į kelias dalis. Na, žodžiu, laukiu. Tas momentas, kai katinienė dabar jausto. Ir duos man sakė paragauti. Nežinau, vizualiai nesimato, kad čia yra kažkokia dešrelė, bet tu kai valgai, tu jauti. Sakyčiau, tokia medžiotojų dešrelė pas mus panašus toks poskonis. Labai įdomus. Kaip tau? Skaniai, ne? Garnyrai šiaip pas abiejų panašus, tiek prie vištienos, tiek prie triušio. Padažas skanus. Nu ką mes valgysim, žinokit, mes labai šalkę ilgai laukiam. Galiau mes išsiaiškinam, pasirodo, teisingai mes ir galvoja, tik mes nepastebėjom, dešra yra susukta į vištienos vidų ir vėliau turbūt troškinta, kažkaip čia virta, bet, sakau, skonis labai įdomus. Labai įdomi. Ir bulvės labai įdomiai paruoštos, jos virtos ir kaip troškintos, labai stipriai jaučiami kmynai. Įdomus toks skonis. Lietuvoje kažko panašaus nėra tekę ragauti, toks gan vykęs derinukas. Užskaitau. Nors atrodo lėkštės dar pilnos, bet čia pagrindė kauliukai. Bet mes su katinienė jau pavalgę ir aš manau, čia bus pirmas riebaus katino aukštas įvertinimas Maltoje per 3 dienas. Pirmas lipdukas. Aš nepamiršau jums parodyti, kiek mums kainavo šie pietus. 65, 69 ir 10 eurų palikau arbatos už aptarnavimą. Ne vien už aptarnavimą, už skanų maistą. Tai sakykim taip, 75 eurai su centais. Na ką, pirmas lipdukas Maltoje. Pirmą gerą restoranėlį atradome ne Valetoj Suosinį, o Slėmoje. Taip, kad jeigu kada būsite Maltoj, Slėmoj, Takris iš tikrųjų vertas tų pinigų, kuriuos čia pravalgysite. Taip, ir Maltoj populiarus Boltas ir Voltas, norėjau sakyti, Bolikas ir Liolikas. Katinienė užsimanė tradicinės kanolė. O dos paragauto, žiūrėk. Paimkime, ne? Vieną? Porą. Two. Yes. Ar čia valgom? Gal čia pavalgom? Okay. Here. Here. Yes. Pažiūrėkime, kaip kanolis padarys. Pripildys toj. Classic in a half cinnamon and the sugar. I like? Yes. I like? Mi siciliana, cannolo siciliano. Sicilietiški, ar ne čia? Where are you from? Gimsta kanoliai iš tokių va. Cannoli. I like? Yes. Po šioje kavinukėje gyvendinau katinienės svajonę. Aišku, svajonė buvo ne lata kava labiau, o kanolį suvalgyti Maltoje. Kanolį, sakė, reikia valgyti rankomis. Su čia rikotos kremu, ne? Būda su pistacijom. Sicilietiškas desertas.
Labai triškusios tubelė, kaip pasakyti. Kaip vafliuko gal skonis labiau. Ir kremas toksai. Kremas nėra saldus, bet skanu. Oliu, čia gan didelis pasirinkimas. Galima ateiti ir rimčiau kažką suvalgyti be desertų. Arba tokių mini picikių. Kainos 3,50 € už tokį gabaliuką pusinį. Čia 5 €. Vairiausių bandelių, kepinių. Gali vaisių supjaustyti, pasiimti. Va nusipirkti ir štai tokių kanolių mažiukų po 1,60 €, o mes už tuos ten mokėjom po 3 €.